vakaras, Tomai. Ko čia atėjai į mano skvotą, ką? Nu, davai. Ko čia įsiveržė į mano skvotą? Ką varyt? Nu, pasak. Dabar pažiūrėkit, kaip mes gėlytės auginam. Jo, kaip tu gėlytės auginam. Kai visiškai kokie nesubrendėliai ir šiaip nerandantis kelio. Tomai, šiandien mūsų tema yra undergroundas. Tinka? Tu iš undergroundo išlindai ar ne? Metro, tipo? Jo. Metro? Taip. Ir mūsų svečias Imbrasas. Yes? Yes. Nepagavai kamuolį, atsiprašau. Čia Eik tu savo. Atsiprašau. Nežinau, iš pradžių pabučiuok į petį. Ne, bučiuosiu, aš tavęs nebučiuosiu, duok lapų. Ir šiandien mes turim tokį vieną svečią. Vienas... Kažkaip tai taip yra sakoma, kad grafiti yra irgi undergroundas, ne? Tai turim grafitininką. Jis šiandien visos laidos metu mums čia pieš maklevos. Gal pasakyk savo vardą? Oila. Oila? O kodėl Oila? Nu, iš kitos pusės. Oila. Alio. Alioša? Tai klausyk, kada pradėjai šitą užsiminėti? Neseniai visai. O tu moki gražiai piešti, ar grafičiui yra nesvarbu gražus piešimas? Gan gražiai. Gan gražiai? Pamatys. Ne? Režisierė, jeigu Gerai, žmogus neseniai pradėjo piešti, ką tu mum atvedai? Tai jisai yra tikras undergroundininkas, nes jis dar tik pradėjo. O būna profesionalai tarp grafičio piešėjų? Nu, būna, pasitaiko. Tik tai rimčiau paišau. Nu, pamatys. Gerai, tai mes sugrįšime truputėlį vėliau. Jurgi, tu buvai undergroundas, grojai Rusijai pasislėpęs ir norėjai kurti kitokią muziką, o ne popsą ir neuždirbti pinigų. O kas sakė, kad dabar tai yra mano vienintelis tikslas? Realiai aš sakyčiau, kad pradžioj reiktų išgryninti tą savoką, kas yra undergroundas. Nes vien sakyti, kad dėl to, kad žmogus yra nepatyręs, tai yra undergroundas, tai irgi nėra tiesa. Pavyzdžiui, Mango mergaitės arba Iva, ką, jos patyrusios dainininkės, šokėjos? Bet jos daro komercinį. Va tada čia yra visiškai kitas klausimas. Mes jam nemokam. Ne, bet čia ne, kaip, realiai reikia paklausti, kokia yra motyvacija. Jeigu motyvacija yra komercinė, reiškia, kad jau žmogus jau išlinda iš požemio ir nori prisitaikyti prie visos sistemos taisyklės ir prie visus dėsnius ir tiesiog nori uždirbti. Tai ar tai yra tai blogai, žinai? Nu, gal ne, bet realiai, jeigu žmogus mano, kad yra geriau būti neliniuotam visam tame, tai tada jis būna undergroundą. Labai juokinga pavyzdžiui, kai mes pamatom ir žvelgiam į undergroundų stiliuką. Nors jis realiai yra komerciškai. Arba... Visi geriausi dalykai kyla iš undergroundo. Pavyzdžiui, Tomai, kalbėkime apie Sex Pistols ir The Clash. Imk grupė The Clash ir The Sex Pistols. Kuri tavo nuomonė yra labiau undergroundinė? The Clash. Teisingai. Teisingai, žinau. O žinai kodėl? Žinau. Paaiškink. Nesakysiu. Nes realiai Sex Pistols buvo komercinis produktas, sukurtas prodiuserių. Ir buvo išgryninta idėja tam, kad nekelt, o uždirbti babkės. Realiai buchūrai buvo fonogramčikai. Ne, tai šiaipgi su The Clash kažkadagi buvo problemų, kadangi jos kaip pasainino, jos irgi bandė, tipo, ten visaip nukreipinėti vadybininkų. Nu, kad, tipo, nes jiegi neturėjo jokių ten ypatingų problemų su narkotikais ir taip toliau, bet jiems sakė, čia jums reikia varyti. Reikia būti blogiukais, ne? Jo. Nu, aš bent jau taip girdėjau. Bet šiaip jie realiai yra revoliucionieriai. Nu kaip, jie stipriai sukritikavo praktiškai visą tą britišką establishmentą. Arba tai yra iš tikrųjų didžiausias jų pasiekimas. Ne, kaip, čia irgi savotiškas verslo modelis, labai rizikingas. Nes, pavyzdžiui, kad ir Sex Pistols, jis yra sugalvotas, tarkim, netgi jeigu jis yra sugalvotas, aš iš tikrųjų iki galo nežinau istorijos, bet jeigu jis yra sugalvotas kažkokių vadybininkų arba producerių, tai reiškia, kad kažkas paskaičiavo, kad jeigu tai pavyks, tai mes, žinai,
gerai, pasidarysim babką. Ir dėl to, jeigu tai yra pakankamai skirtinga, tai tu daug rizikuoji. Bet žiūrėk, kodėl? Bet tavo payoffas yra didelis, nes dabar kaip mes su tavim padarysim iš Ryžos ir Orintos mergų projektą, kurios dainuos pienių laukia, pienių pieva, aš sugrįšiu pas mamą ir tėvą, kur Nemuno vingis, kur ten Jurgis. Nedidžiulis. Tu galėtum realiai daryti kažko gero iš jų. Tu galėtum padaryti, tarkim, kažkokį Chicks on Speed. Duok aš pabaigsiu, žiūrėk. Aš mėgstu MTV ir brangus kedus. Jo, aš noriu pasipist. Ir bus labai populiarių. Ir bus undergroundas. Ir tada, kai išlys į viršų ir kažkam pradės patikti, tada jau nebebus cool. Žiūrėk, tai aš noriu pasakyti, kad jeigu jos dainuos apie pienės, tai mes pasidarysim tų pinigų, bet kokiu atveju, galbūt nelabai daug. Bet jeigu jos pradės dainuoti apie, pavyzdžiui, kurvas ir pimpalus, tai galbūt tai šokiruos dalį mūsų visuomenės, taip? Bet jeigu tai patiks, tai mes sukursim kažką daugiau ir mes ne tik pardavinėsim jų kasetes ir kompaktinius diskus, bet ir vinylą, ir batus, Orintos, ir Ryžos, peruką, žinai, daugiau pinigų, tai galima surizikuoti. Rizika didesnė, bet ir payoffas yra kur kas didesnis. Lygiai taip pat kaip Lietuvoje gerai pažįstama grupė Gravel irgi, ne? Tai vienas žodžiu, jeigu yra išpopuliarėjęs undergroundas jau, tai jau nebėra undergroundas. Jau nebėra undergroundas, nes yra sell-out, yra išparduoti. Tai yra šūdas. Tai yra šūdas. Imk Arctic Monkeys, pavyzdžiui, irgi kažkokie Franz Ferdinandai. Labai zaibys. Pradėjo būti labiau klausomi ir jau nebezaibys. O jeigu mes, pavyzdžiui, tą pačią dainą dainuotumėm tik tai mum, kur smagu ten. Ta prasme, jokio pelno nesiektumėm, tai jau būtų undergroundas, nors ir mes dainuotumėm apie pievas ir ramunės, kaip sako Sinickis. Tai būtų undergroundas. Netgi tokia daina būtų undergroundas. Nu, pavyzdžiui, Zuopis ir Ambina. Ne? Nu, ten yra undergroundas, ten yra juokingas, nors jie dainuoja ir apie Lietuvos kaimus. Jo, bet tai yra ką? Tai yra undergroundas, nes tai yra masės to nesiklauso. Momentas, pavyzdžiui, jeigu Zuopis ir Ambinas išeitų kažkur ten į platesnį eterį, tada visi pradėtų ant jų varyti, sakytų, čia jau nebe undergroundas. Aš tai noriu juos išleisti. Aš noriu atsiriboti nuo šitos temos, kadangi aš niekada nebuvau undergroundas ir aš nežinau, kas tai yra. Undergroundo pozicija. Apsiuostyti šiek tiek. O Ryžė veiks kažką tenais ar bent galim? Ne, aš dabar atėjau pasižiūrėti šitą procesą. Yra dar geresnė savoka, yra outsiderio savoka. Žmogus, kuris jis netelpa, tarkim, į tą santvarką. Tas žmogus, kuris yra nekrūtas, tas, kuris nesutampa. Realiai vietoje undergroundo, man ta savoka yra truputį primtinesnė. Nes iš esmės yra žmonės, kurie negali prisitaikyti. Ir jie kūrė savo atskiras kažkokias mini santvarkas, mini ten kažkokio išbuvimo arba egzistavimo ten sistemas, kur jie gali surasti savo reikšmę, jie gali propaguotis, jie gali kurti, jie gali egzistuoti, jie gali tiesiog šiaip būti. Ir tada netgi tuose pačiuose, tarkim, sistemose, organizacijose, jie irgi turi vidinės kovos. Nu, kaip sako dabar Tomas, tu esi undergrounded, tu esi, jau, blemba, perkrūtas, tu jau nebelygis. Tai aš manau, kad čia reikia ieškoti tos ribos, nes visi tie patys pankai, gotai, imo irgi tarp savęs pykstas ir sako, ne, tu tai čia dėl mados, o aš tai čia tikras. Jo, bet iš esmės yra tos ribos nėra, bet aš esu 100% įsitikinęs, kad jeigu mes kalbėtume, pavyzdžiui, apie kūrybą, paliktume visus emo mergaitės ir berniukus, kurie tik klausosi, bet negroja ten. Ir neverkia. Ir jau jie vadinasi imo, žinai. Galbūt jie ten kažką ten dėl idėjos, bet iš esmės, jeigu tu esi grupiai, pankas, tu ne pankas, tu grandžą groji, ne grandžą, arba groji ten 90 metais. Vis tiek kūryba jį yra skirta masiniam vartotojui. Nori tu to ar nenori, kaip tu gali tapyti paveikslą tam, kad jo nieks nežiūrėtų. Kūryba nėra skirta. Žinok, yra klaida. Kūryba nėra skirta masiniam vartojimui. Kūryba realiai yra skirta menininko dvasiniam pasitenkinimui. Tik tai ateina momentas, jeigu tas žmogus nori
surasti savo kažkokią vietą visuomeniai, jis tada turi suprasti, kaip parduoti save. Jis turi suprasti, kaip jis gali patenkinti, tarkim, tuos poreikius visuomenės, tam, kad jis galėtų pragyventi. Geriausias pavyzdys, žiūrėk, pavyzdžiui, Goja, menininkas, tapytoja Picasso, Dali, kurie suprato, kad daryti verslą iš to, ko tu darai, yra pats didžiausias menas. Realiai. Nes tau reikia daryti savo ir tada daryti kažkam. Ir iš to sukurti hypą. Tai tokiu atveju, tam, kad visi pasitenkintų, tai šitas bičiukas turi užsidaręs chatoj tapyti pas save grafičius, nes, pasitenkina ir viskas. O tu turi rašyti dainas su Andriumi Rimiškiu kartu namie ir savo laikyti. O aš savo dainas turiu rašyti. Ir laikyti. Daryti meną yra masturbacija. Ne, nes daryti meną, tu gauni pasitenkinimą. Kas nėra masturbacija? Masturbacija yra, kai darai meną vien savo, kai užsirakini, tai tu ką tik pasakei, kad dėl savo vidinio pasitenkinimo tu darai. Aš tai sakau, kad menas yra tam, kad pasiekti dvasinį pasitenkinimą. Bet labai dažnai tas dvasinis pasitenkinimas gali būti pasiektas tik tai, jeigu kiti žmonės susitapatina su tuo, ko tu darai. Kitų, pavyzdžiui, jeigu aš darau teatrą, gerą teatrą, kodėl yra tada įdomiau, kai daug žmonių žiūri? Nes įtampa yra didesnė, nes kažkas pagauna kažką. Nes galiu gale, menas yra stebėti. Menas negali turėti, nes o jeigu yra stebėtojas, yra ir rinka. Subjektyvų. Objektyvų. Subjektyvų. O ir jeigu yra rinka, yra komercija, jeigu yra komercija, nėra meno. Bet yra tas pats apie tai, ką mes kalbėjome apie greitą maistą. Prisimink, jeigu, tarkim, aš darau maistą, aš darau labai skanų maistą. Čiuk, po to aš suprantu, kad aš jį galiu piginti, pasidaryti didelį ten McDonald's arba Chili pizzerijos tinklą kažkokį ir galiu prastuminėti šūdą visiems pigiau. Tada objektas ir tikslas tampa ne kokybišką maistą gaminti, o šiaip kalti babkės už tai. Bet tai nebūtinai turi būti babkės. Aš, pavyzdžiui, būčiau milijonierė dailininkė, ar ne? Aš piešiu paveikslus. Aš norėčiau, kad mano paveikslai patiktų kitiems. Ne dėl pinigų, dėl to, kad jie ateitų ir pažiūrėtų. Tai jau yra kažkas. Tai jau yra nebe undergroundas. Vienas iš pirmų poreikių, jeigu poreikiai žmogaus yra maistas be seksas, trečias yra pripažinimas. Kad bent tau pasakyti, gražiai atrodo jo rinta šiandien, žinok. Ryžė, tu labai protinga, faina, bent tiek, žinai, kad tėvas paglostytų galvytę, tu kažkiek darai gerai. Menininkui tas yra žymiai geriau negu pinigus. Aš nematau vis tiek ribos tarp undergroundo ir ne undergroundo, todėl mūsų režisierė rodo taip ir mes išeinam į reklamą.